Labas vakaras, mėly klausytojai. Šiandien kalbėsime apie Čiurlionį iš vargonininko perspektyvos ir Čiurlionio atsiskleidimą vargonuose. Čiurlionio kūryba turi ypatingą vargoniškąją dimensiją, erdvių atsiverimą tiek dailėje, tiek muzikoje, kurią galima susėti su vargonų instrumento specifika. Tai yra garso raiškos universumas ir atskleidžiantis ir vizualiniais parametrais, linijos kontinualumo, erdvės dinamizmo ir sisteminių lygmenų išskyrimo bei spalvos susiliejimo požiūrių. Šių bruožų visuma, vadinamasis vargoniškumas, čia pasitvirtina ir vizualinių, ir audioakustinių aspektų, suteikdamas Čiurlionio kūrybai vargoniškai konceptualumą, atliepiantį ir vadinamąjį verkprincip, veikimo principą, sąveiką, kuri yra vargonų instrumentai. Jis yra grinai mechaniškas, toks kaip mašinos principų padarytas instrumentas. Ir vaizdinę vargonų fasadų visumos idėją. Apie tai byloja ne tik kai kurie paveikslai, bet svarbiausia iškilūs fortepijoniniai kūriniai sutvirtinti vargoniškumo provaizdžių. Čia regime 3 kryptis – religinės giesmės, transcendentiniai jūros peizažai, jūros, dangaus, gamtos peizažai, bet kurie yra susijęs su kita erdve, su gausmu, su vėjo dvelksmu, kas yra ir vargonų instrumento garso išgavimo principas. Taip pat yra preliudai ir fugos, kuriuose formuojasi čiurlioniškoji tapybinio tapsmo, pasaulio sutvėrimo, Žalčio sonatos filosofinis konceptas. Visi šie kūrybos atsiverimai bei proveržiai puikiai dera su vargonų specifika, jų inspiracija per tapybos meno įvaizdžius, per skulptūrą, per drožybą, turi analogišką garso dimensionalizmą. Todėl galima konstatuoti Čiurlionio kūrybos vargoniškąjį garsovaizdį. Tai pagrindžia konkretus fortepijoniniai kūriniai, kurie siejasi su vargonais. Apie juos čia ir pakalbėsime. Čiurlionio ryšys su vargonais. Jis yra per šeimą, kaip jau ir vakar buvo čia labai gerai atskleista Aušros Česnulevičienės. Ir visų pirma per tėvą, kuris buvo Varėnos Ratnyčios Druskininkų bažnyčios vargonininkas. Ir Čiurlionis taip buvo susijęs su vargonų muzika, su religinė giesme, varpų girdėjimu, bažnyčios. Tai taip pat yra toksai vadinamasis garsovaizdis arba kraštogarsis. Varpai, giesmės, maldos, choro balsai, įvairūs sakralumo motyvai ir simboliai. Visa tai artumas bažnyčios peizažui. Bet kiek yra iš tikrųjų vargonų kūrinių Čiurlionio kūryboje? Tai yra toksai klausimas, kuris tarsi užuomazgoje yra jį atsakymas, nes iš viso yra nedideli 20 preliudų parašytų tėvui ir vienintelė fuga cis-mol. Visi vargonininkai ją žino ir groja. Ir kaip žinoma, yra Čiurlionio vargonininkų konkursas ir tenai yra atitinkamas repertuaras ir šita fuga cis-mol būna įtraukta ir taip pat kitos fugos. Bet kitos visos fugos yra transkribuotos, yra jau pritaikytos vargonams. Taigi čia yra Čiurlionio vargoniškumas yra tarsi tokia užuomazga, tokia idėjos pradžia, kaip ir labai daug kas jo kūryboje ir, kaip pabrėžia ir profesorius Andrijauskas, toks neišbaigtumas, non finito. Tai yra ir tokia labai didelė gili dimensija pačios gyvybingumo formos.
vargoniškumo potėpiai Čiurlionio kūryboje, tai yra tie vadinamieji garsovaizdžiai, tai jie susidaro iš vargonų gausmo dimensijos, iš tokio polifonijos ir kosmizmo proveržių linkme. Ir štai fortepijoniniai kūriniai atliepia šitą vargoniškumo potencialą, todėl jie labai dėkingi ir atsirado jų daug transkripcijų, pirmiausia tokios klasikinės fugos transkripcijos padarytos profesoriaus Leopoldo Digrio, kurios labai yra paplitusios ir tai tiesiog sudaro pagrindą ir vykti būtent Čiurlionio vargonininkų konkursui. Taigi fortepijoninės faktūros kūrybos bruožai vargoniškumo prasme. Tai yra tokia kaip ir erdvės perspektyva, procesų drama. Ir tas faktūros vargoniškumas yra labai svarbus dalykas. Jisai vargonuose būtent tai yra gausmo principas, atsiranda gausmas. Ir šitą vargoniškumą galima irgi išskirstyti į kelias tokias kryptis. Tai pirmiausia, aišku, yra polifonija, tai yra tiesiog pagrindas vargonų kūrybos, kaip žinome, baroko muzika, Bachas. Ir taip yra Čiurlionio fugos. Ir jo, reiškia, net Leipcige parašytos fugos skambėjo bachiškai, taip sakė jo draugas Moravskis. Taigi fugos, tai yra struktūros augimas, bet Čiurlionio fugos jau turi skirtumą, jos tarsi prasiveržia, jos tarsi ir išeina iš tos klasikinės griežtos polifonijos principų ir prasiveržia į kažką kitą, prasiveržia į vertikalių akordinę faktūrą, į kažkokią tai visai kitą dimensiją muzikoje, įvyksta lūžis. Tai čia tas yra vargoniškumas irgi plečiasi, išsiplečia į tokią romantiką, postromantizmą. Dar kas yra labai svarbu Čiurlionio kūryboje ir tose pačiuose fortepijoniniuose kūriniuose, kuriuos mes pritaikom vargonams, tai yra tas non finito principas, tokia begalybės paradigma, tas begalinės melodijos pojūtis, arba jeigu ji nutrūksta ar ji nenutrūksta, bet ji išlieka toj gausmo ir minties ir vizijos dimensijoje. Taip pat yra čiurlioniškas ostinato judėjimas, labai svarbus Čiurlionio kūrybai, tai daug ir preliudų yra pavadinti tiesiog ostinato, tai cikliškumo principas, kai muzika, tam tikra tokia muzikos formulė eina ratu ir kartojasi. Bet tas besikartojimas, ta ritmo monotonija, kaip Čiurlionis ir pavadino, kad lietuvių liaudies dainose glūdi ta ritmo monotonija, jis suteikia labai daug jėgos ir tokią perspektyvą išsiskleisti kažkokiai gelmės jėgai. Tai yra šitos visos visumos Čiurlionio muzikoje būtent sudaro tą vargoniškumo principą, kuris tiesiog siekia būti įkūnytas jau transkribuotuose kūriniuose vargonams. Čia yra toksai leidinys mano sudarytas visi Čiurlionio kūriniai vargonams ir irgi jis aprėpia ir tuos pačius pirmiausius, pačius mažiausius kūrinėlius ir jau didingas jo fugas, jų visas transkripcijas, pagrindinės fugas transkribavo, kaip minėjau, Leopoldas Digrys. Ir kai kurios kūrinius, kuriuos aš atradau kaip irgi labai gerai transkribuotinus vargonam, tai yra tam tokie preliudai, pavyzdžiui, Viešpaties angelas. Čia susijungia būtent ryšys su bažnytinė giesme.
ir varpais, ir būtent tais varpais, kuriuos girdėjo Čiurlionis. Kalbama, kad, reiškia, čia yra prisiminimuose, kad Vratničioje grodavo varpai, reiškia dideli varpai ir moteris skambindavo dar mažais varpeliais. Ir čia tarsi šitame preliude Viešpaties angelas atsikartoja šitas varpų įvaizdis, druskininkų varpų įvaizdis, bažnyčios choro giesmė kažkur aidi ir tas tolstantis didžiųjų varpų ir mažų varpelių skambesys. Tai šitą preliudą dabar paklausysime, Viešpaties angelas. Parašytas druskininkuose. Taip, čia tam preliude, čia nelabai girdisi, bet ten yra toks ištisinis varpelių skambėjimas. Bet taip, vargonais visada reikia tokio paieškoti atitinkamo registro ir to, kad jisai prasismelktų pro kitus garsus, bet kad neužgoštų pagrindinę melodiją. Čia tokie visokie subtilumai vargoniško faktūros traktavimo. Taigi Čiurlionio ryšys su vargonais galima jį, kaip jau paskirsti tokias kaip dvi kryptis. Vienas tai yra ryšys su bažnytinė giesme, kurio jis girdėjo. Kitas jau yra jo vidinio to proveržio, tokio dimensijos, transcendentalumo jo kūrybos poreikis, kuris būtent irgi siejasi su vargonais. Ir kaip ir pavadinčiau tą kitą kūrybos kryptį transcendentiniai peizažai. Bet pirmiausia, bažnytinės giesmės. Tai yra kūriniai, kurie irgi transkribuoti vargonams, kaip šitas Viešpaties angelas. Taip pat yra fuga Kyrie eleison parašyta Leipcige, irgi chorinė fuga transkribuota. Ir, pavyzdžiui, yra tokia tipiškai choralinė fuga, kur yra bažnytinė giesmė ir choralas. Reiškia, tie du polifonijos ir chorališkumo principai susijungia. Ir čia labai atliepia ir tą vokišką tradiciją, tokias kaip ir Bacho choralų. Tačiau girdime Čiurlionį, girdime jo lietuviškumą čia labai aiškiai. Ir kažkokį tai jau tokį kitą irgi kitos erdvės skambės, kažkokį nutrūkimą, nuėjimą į kitą erdvę.
tokį begalinumą. Tai fuga choralas Amol austifer not, iš netekties gylybių šaukiuosi tavęs. Šitą fugą austifer not galima laikyti tokia Čiurlionio vargoniškumo įrodymu, kaip ir, nes nors ji yra parašyta fortepijonui, bet iš tiesų tai yra labai vargoniškas kūrinys su tokia bachiškai išskirta choralo melodija, bosų ir, reiškia, ir antro manualo akomponuojančio harmoniją. Tai čia, sakau, toks kaip ir įrodymas to čiurlioniško vargoniškumo. Ir čia susijungia šitas bažnytinės giesmės irgi. Bažnytinės giesmės principas ir taip pat tas jau toks transcendentalumas, jo kaip ir transcendentinio peizažo atsiradimas jo kūryboje. Ir pereinant prie kitos tos krypties, transcendentinio peizažo krypties Čiurlionio kūryboje, tai čia pasidaro labai jau įdomus dalykai atsiveria ir
šitą atsiveria vargonų gausmo dimensija ir toks transcendentinis aspektas ir vargoniškumas jau įgauna tokį modernizmo lygį, va tą, kur kaip Čiurlionį jau priskiriame prie moderniųjų 20 amžiaus kompozitorių. Taip galima pereiti prie šitų preliudų. Vienas iš jų, toks pats pirmas, yra Miražas. Preliudas sukurtas 1900 metais, kai Čiurlionio dar kūryba nebuvo tokia linkusi į modernizmą, tačiau tas noras tos gausmo erdvės, tokio išskleidimo, tokio pastelinio galvojimo muzikos garse, kuris irgi nėra vargoniškas, jis yra fortepijono, bet jisai jau irgi galima priskirti prie vargoniškųjų tų preliudų. Taip pat vienas iš šitų tokių vargoniškųjų kūrinių yra postliudas, kurį aš čia šitais mažais vargonėliais pagrojau, kiek galėjau atskleisti tos, tenai faktiškai labai daug yra lygmenų tame postliude, jis labai įdomiai taip išsiskirsto tie tokie vargoniški išsisluoksniavimai faktūros, labai jaučiasi, kur vienas leitmotyvas visai tarsi iš kitos erdvės, kitas iš dar kitos ir jie stiprėja, dinamizuojasi, o po to kažkur tai išnyksta ir ištirpsta. Tai šitą, aišku, čia nelabai pavyko parodyti, nes čia labai maži senoviniai vargonėliai ir tik tokia mažytė klaviatūra, bažnytiniai vargonėliai. Bet toksai kūrinys yra ir aš jau jį įtraukiau ir į šitą rinkinį kaip vargoniškąjį kūrinį. Taip pat yra labai įdomus simbolinio garseilio preliudas, kurį aš jau vėliau atradau, jau kai buvo šitas rinkinys išleistas. Simbolinio garseilio preliudas iš tiesų yra nepaprastai vargoniškas kūrinys, nes vargonų principas yra trio, kaip tris instrumentai groja. Viena ranka, kita ranka, manualai ir pedalai. Ir Bachas, kaip žinia, rašė tokias trio sonatas specialiai vargonininkams techniškai treniruotis. Ir šitas principas leidžia vargonam pateikti labai tokią įdomią garso skalę, tokį ir komplikuotus dalykus, ko tokių vienaprasmių instrumentų jau čia jau taip nepateiksi. Ir tarp kitko, tas fortepijoniškumas Čiurlionio irgi rodo norą tokių gelmės. Jis, pavyzdžiui, rašo faktūrą oktavomis, bosai, kad būtų kuo gilesnį. Kartais net prirašo kitą dar penklinę arba faktiškai dar oktavą žemiau, kurių jau nėra instrumente. O čia jie yra vargonais. Vargonais viskas tas padaroma registrais. Taigi tas simbolinio garseilio preliudas yra labai toks, ta prasme, išraiškingas, jis modernus, jame tas simbolinis garseilis tarsi tokia serija, tarsi kažkokia dodekafonijos užuomazga, toksai jau jisai išeina iš tradicinės harmonijos erdvių, bet išlieka tas klasikinis trio principas. Toks, reiškia, triolinis, vienodas irgi tas baso ostinato dar principas išlieka. Toks pagrindas, ta melodija, kuri tokia irgi jau kaip dodekafonė, tokia išeinanti iš tos harmonijos ir tokia truputį tarsi beprotiška, tarsi tais strėliais, kurie tokie turi nervinį, grinai tokį
kažkokį tai veržimąsi, tokį nerimą, tokį dramatizmą. Ir bosai, taip pat pedalai irgi ten yra, duoda tą harmoninę liniją. Tai reiškia visiškai toksai yra vargoninis kūrinys, simbolinio garselio preliudas. Jisai yra sukurtas jau Varšuvoje. Varšuvoje jau ten būdo Čiurlionio modernizmas 1904 metais. Na ir čia kalbant apie tą Čiurlionio vargoniškai transcendentalumą, dar taip galima dar paminėti vieną tokią irgi kaip religinę giesmę, bet jau parašytą vėlyvuoju laikotarpiu, parašyta 1908, kaip žinia, 9 metais jau Čiurlionio kūryba nutrūko. Tai buvo jau paskutiniai jo kūriniai sukurti. Ir šitas toksai kaip ir preliudas irgi sukaupė tą visą čiurlionišką tokią energiją, tą tokį neramų, dramatišką, besiblaškantį, bet labai monotonišką baso ostinato pedaluose. Ir o viršuje, reiškia, eina Lenkų religinės giesmės O šventas Dieve melodija, bet ji yra ir ją kartais suskaldo tokie kaip žaibo prolaidžiai, tokie dramatiški, nervingi. Jie, aišku, čia neturi to sakralumo, to meditacinio dėmens, bet turi jau čiurlioniškąjį modernizmo tą tokį nervinės ekspresijos lygį. Taigi Čiurlionio preliudas O šventas Dieve. Ir dar vienas iš įdomiausių tų transcendentinių vargoniškųjų preliudų Čiurlionio, irgi transkribuotų, yra Marios iš mažųjų peizažų ciklo. Kaip žinia, tai yra jūros tema ir jūros tema Čiurlionio paveiksluose labai svarbi ir taip pat jo muzikinėje kūryboje, simfoninė poema Jūra. Bet šitas mažųjų peizažų ciklas jau yra vienas paskutiniųjų. Jis rašė Vilniuje 1908 metais, jau irgi kiekvieni metai čia labai, labai svarbus. Ir čia būtent ir tas pats, kad tai yra mažųjų peizažų ciklas,
fortepijonui jisai buvo. Tai yra irgi parodo tą peizažo tokį kaip žanrą, kaip tokią naujovę Čiurlionio kūryboje. Ir šitas Marios Andante, tai yra antrasis iš mažųjų peizažo ciklo, atsiveria labai tokia vargoniška dimensija, ta polifonija, bet tokia tapybinė polifonija. Galima kažkokį paveikslą, fugą ar taip. Čia tiesiog norėjau tą parodyti tokią tapybinę polifoniją Čiurlionio, kaip irgi keli lygmenys, kelios erdvės, atspindžiai ir kaip ir melodija, viena tokia kontinuali linija. Ir tas pats yra muzikoje. Irgi Marios irgi turi tą pedalų baso ostinato, tą tokį žingsnį pasakalijos, tokį, kuris besikartojantis kaip toks ritmas, procesijos ritmas, toks begalinis ritmas, į kurį viskas sueina. Ir turi tą taip pat žvaigždėtą dangų, jūros erdvę, jūros peizažo, jūros gelmių ir jūros dangaus aukštumų tokie santykiai, sąveika. Ir čia be galo gerai atliepia vargonams. Taip pat leitmotyvai, registrai, baso ostinato, pedalų bosas ir tas išskleidimas tokios aukštumos nerealios, tas nerealumas vargonų garso čia labai gerai irgi atsiskleidžia. Marios.
Šis kūrinys parodo didelės galimybės vargonų garso ir tokios jau modernios vaizduotės. Tai ir čia galima kalbėti apie tokį vizualinį muzikos procesų aspektą. Registro spalva, grafinis linearizmas, tamsos ir šviesos sąveikos, intonacinis ritminis gestas, kaip šita fanfara tokia pabaigoj, tam, ta, tokia kaip likiminė ar su kažkokia tokia grėsmės, tokiu priminimu. Taigi čia toks yra vienas ryškiausių transcendentinio peizažo apraiškų lietuvių muzikoje, tampriai susijus su vargoniškumo principu. Tai, ką fortepijoninėje muzikoje atlieka pianisto interpretacinė vaizduotė, vargonai realizuoja konkrečiomis instrumentinėmis priemonėmis, savuoju verk principu, registrų, manualų ir pedalų lygmens išskirtinumu. Tokiu būdu atsiranda naujai leitmotyvinis transcendentinio peizažo žanras arba vizijos muzikoje fenomenas. Na ir kalbant šią temą, ateiname prie svarbiausio Čiurlionio kūrinio fugos bemol. Tai tarsi tokia erdvinė fugos eklipsė. Kalbant apie, čia galima taip paraleliai, jisai kūrė ir Žalčio sonatą. Tai čia mes taip pat matome Žalčio sonatos paveikslus, nes tai yra paskutinis Čiurlionio kūrinys, sukurtas jau 1909 metais, jau pats paskutinis kūrinys Sankt Peterburge, kur, kaip žinome, Čiurlionis jau labai blogai jautėsi. Fuga transformuojama iki sonatos ar tokios sceninio veikalo dramaturgijos, netgi savotiškos ir pasakalijos tapsmo. Fuga tampa tarsi simfonija su savo lygmenų filosofinė poetika. Ir būtent tai galima pasakyti per šitą kūrinį. Joje prasiveržia gelmės ir aukštumos, jų sąveikos, eklipsės, himnai, tarsi daugia dalio simfonijos į vienumą susiliejantis lygmenys. Bylojantis pasaulėkūros dramų semantiką, minties vingius ir meditatyvinę refleksiją. Fuga bemol išduoda pasaulio posūkį Čiurlionio kūrybos kelyje. Nepripažindama čia realaus jo likiminio nutrūkimo, kaip ir profesorius Andrijauskas pabrėžia, kad tai nepripažinto genijaus tragiškas skrydis, kuris nutrūksta. Jisai nenutrūko, nors jo ir nėra. Iškeldama naujų paradigminių jungčių 20-ojo amžiaus įveiksminimą. Todėl ji pritaikoma ir simfoniniam orkestrui, yra transkripcija simfoniniam orkestrui fugos bemol. Ir fuga bemol, galima teikti, yra Čiurlionio veikalų meno filosofijos muzikoje apoteozė, postūmis į daugiareikšmį vargoniškumą, kuris suklestės bei aktualizuosis po šimtmečio. Kaip tai vyksta ir kaip tai susieta su vargonais, atsako jo kūrybos visuma. Fuga savo tapsme yra kūrybiškai sinchroniška su tuo laiku tapyta Žalčio sonata. 4 paveikslai, čia yra pirmasis allegro. Žalčio simbolis susijęs su gyvybės galia, kilimu iš gelmės, baltiškojų fenomenų ir minimalizmu. Ir tuo pačiu vargoniškojų obertonų piramidės principų. Kilimas obertonų laiptais aukštyn čia absoliučiai sutampa su fugos temos idėja. Žingsnių iš gelmės į šviesą, per lūžį, abejonę, dvasios nerimą, prasiveržiant savo gyvybinę minties galia iki transcendencijos erdve virpančių viršūnių. Šios linkties išsirutuliojimas tai Žalčio simbolikos ir vargoniškumo simbiozė. Mąstymo veiksmas gelmių gausmą paverčiant minties skrydžio skaidrumu, jo šviesa jungtimi tarp kalnų viršūnių.
Tai ir savotiškas garso vizualumas, veikiantis vargoniškumo obertonų piramidės principų, pajungiant vis daugiau balsų ir jų projekciją į nušvitimą. Tai ir minties dramaturgija. Kiekvienas temos įstojimas prasidedantis iš gelmių, tarsi iš netekties gilybių, iš tamsos susišaukia su paties mąstymo kompleksiškumu ir kartu naujo registro įvedimu, stiprinant ilgesio trauką į begalybę. Visa tai fortepijoninėme kūrinyje šaukėsi vargonų faktūros interpretacijos. Čia yra fortepijoninis kūrinys, kaip žinia, jisai yra ir pianistų konkurse, tarptautiniam Čiurlionio konkurse, bet taip pat ir vargonininkų konkurse, nes čia yra labai gera jo transkripcija vargonams padaryta Digrio. Manualų, registrų kaitos, dinamizmo principo ir būtinų giliųjų bosų, pedalų nuolatinio dalyvavimo, žingsnio pradžios iš piramidės fundamento. Tai ir transformacijos principas, inspiracija žalčiui, vingiui, gestui, temos serijai, nesikartojančių garsų linijai, iš gyvybę globojančios esybės, atsisukant jos grėsme ir apokaliptinę virsmo apoteozę. Ypač gerai vargoniškumo principas išsprendžia kulminacijos lūžį, skirtingų erdvių susidūrimo, tylos virpesio fleitinio registro aukštumų tremolo susijungiama su jau 5 kartą iš gelmės kylančios pabaisos, grafinės linijos skliautų, visą užvaldančių baugių vargonų trombonų registro įvaizdžių. Ši finalistinė visumos eklipsė, žalčio temos kilimo iš gelmių apoteozė, nukreipia vargoniškumo bei polifonijos dėsnius modernistinio pojūčio, bedugnės atverties prasme. Čia galima ir kitus paveikslus parodyti. Čia kaip tik yra virš bedugnės žaltys. Skylančios erdvės atsiveria kaip mistinė gyvybės galia ir žūties praraja, savai pavaldi ir nepavaldi kanono dėsniam, kurianti savąjį genialumo kodą pagal vargoniškai nenutrūkstamo skambėjimo algoritmą. Fuga transformuojama į pasaulio finalizmo viziją, paradigminį posūkį. Dabar paklausysime introdukciją ir fugą bemol.
po šio muzikinio kūrinio, Čiurlionio paskutinio kūrinio, norisi dabar pasižiūrėti į Čiurlionio vargonų reikšmę Čiurlioniui per tapybos prizmę. Vargonai ir Čiurlionio tapyba. Kaip vargoniškumas ir vizualumas sudera. Čia galima iš karto paminėti vieną tokį labai centrinį kūrinį šią temą, jau ne Čiurlionio, bet kito mūsų didžio klasiko Broniaus Kutavičiaus kūrinį pagal Čiurlionio paveikslų ciklą Ad Patres, pagal paveikslų ciklą Laidotuvių simfonija. Kutavičiaus sonata Ad Patres. Ad Patres tai grįžimas pas protėvius. Ir šis kūrinys būtent genialiai sujungia tą vargoniškumą Čiurlionio. Čia matome šitą paveikslą, tą ciklus, tokius sukimasi to muzikos rato, tokios riturnelės, ciklo procesijos, pasakalijos ir tų dimensijų skirtingų, tokių erdvių, skirtingų sferų susijungimą, ką Kutavičius čia įkūnijo savo sonatoje ir kuri remiasi to minimalizmo principu per intonacinės ląstelės, vienos intonacinės ląstelės, tokį procesualinę dramaturgiją, kuri išauga iki begalybės ir iki tokios eklipsės. Ir būtent šita Laidotuvių simfonija, čia yra 7 paveikslai, jie atitinka tą Kutavičiaus variacijų principą, ostinatinių variacijų principą, kaip 7 dalis, bet kurios nepaprastai vieningai susietos to pasakalijos, baso ostinato, besikartojančio ritminės monotonijos, ritminės intonacijos principų, bet jis yra labai labai gyvybingas iš vidaus ir išauga, įsiplečia iki tokią visą lemiančią, tokią absoliutinę galią. Tai čia buvo toks Kutavičius, kaip žinia, yra labai susijęs ir su Lietuvos ir modernizmu, ir tokiu būtent Lietuvos prasiveržimu ir į tą laisvę, į tą sąjūdį, į intelektualinį ir politinį sąjūdį, į nepriklausomybę. Šitas pats principas, procesualinė dramaturgija, lėmė labai daug dalykų, jis yra tiesiog gyvybės iš gelmių, iš to miegančio sapno šaknų, išaugančios į negrįžtamą galią. Principas. Ir vargonai čia yra būtent adekvatus, idealus instrumentas šitam principui išskleisti. Taigi vargonų įvaizdis Čiurlionio kūryboje galima pamatyti jo paveiksluose tokį tą muzikinį, tą skambesį, pasaulio sutvėrimas. Irgi čia tokios kosminės dimensijos, čia dar irgi kita tema, kur kosmizmas Čiurlionio kūryboje irgi labai susijęs su vargonais, ir čia galima paminėti Vytautą Bacevičių, irgi vėlesnį mūsų modernizmo kompozitorių, kuris irgi labai žavėjosi Čiurlionio ir Čiurlionio jūrą, taip pat perrašė. Ir šis kosmizmo principas čia labai ryškus Čiurlionio paveiksluose ir jisai yra vargonų gausme, vargonų garsovaizdyje. Taip pat miško ošimas. Čia yra fuga,
miško ošimas paveikslas, kur tiesiog tarsi stygos skamba šita erdvė. Turime tą skambesį, mes jį girdime, žvelgdami į šią medžių tokią skambesį, tą ritmą tų vertikalių. Paveikslas himnas, kur jau savaime susijęs himnas kitas, kur su arfom. Neturi. Mes čia dar. Bet galima įsivaizduoti, kaip žinome, Čiurlionio paveikslus, tai yra tokie angelai grojantis arfomis. Ir irgi yra tas ritmas, tas stygų skambesys, tokia sinchronizacija ir kažkokia erdvėta tapyba, ji tarsi eina, ji juda, ji skamba mumise. Taip pat paveikslas auka, čia irgi matome tą tokį išsidėstymą tų piramidžių ir erdvių ir tų skirtingų lygmenų, skirtingų sluoksnių, skirtingo garso ir tam tikros idėjos prasismelkiančios pro viską, kas yra irgi vargonų to būtent registro išskirtinumo principe. Na ir taip pat Žalčio sonatą prisimename, kuri buvo čia rodoma, kai skambėjo fuga bemol ir reks. Ir palyginimui taip pat reks irgi čia pats yra tas visatos principas ir vargonai irgi yra visatos principas. Ir kaip pavyzdį taip pat pamatys čia vargonų nuotrauka Strasbūro Švento Tomo katedros vargonai, Zilbermano vargonai. Labai garsaus vokiečių Bacho laikų vargonų statytojo darbas. Taigi, tokia, manau, vargonų vizija yra Čiurlionio kūryboje, jinai yra tiesiog užkoduota ir mums tai reikia ją atskleisti. Tai yra generalinė linija, vizijos paradigma, vargoniškumo pasaulio kosmoso jungties sisteminis įvaizdis ir vargoniškoji meno psichologija, aprėpianti pasąmonės gelmes ir transcendentinio peizažo lygmenis. Tai sustojęs laikas, kuris atveria interpretacijų ir meno filosofijos diskursų erdves, suteikia inspiracijas tyrinėjimams, jų reikšmę esmingai veikia ir psichologijos gelmės dalyvavimas, tos jungiškosios psichologijos gelmės dalyvavimas šiame vargoniškame pasaulio visumos ir sumaišties procese. Ačiū uždėmesi.